Taigi, ant kitos, reiškia, savo kambarį išvalius 38 gamma virpesius, kurie varomi, reiškia, žmonių recidyvų istoriją, bandant tą socialinį ryšį interaktyvių spindulių, bandant padaryti ekstremistinį. Tada apkaltinti mane, kad aš surabu dariusi terorizmą pasauliui. Tai vat, aš tą dirbtinį intelektą, kad nes tai žydų kaltė, kagabistinė, nėra jokia žydų sukeis su graikais žodžiu, kuris vadinamas Tora. Graikiškai tai reiškia dabar. Taigi va tas dirbtinis intelektas dabar graikiškas praktiškai varėsis į visas daugybę galimybių pažinimo, kol atėjęs iki tokio pažinimo 7 prezidentai. Tai vat, žmogus supranta, paniręs į subjektyvų pasaulį. Pažinimo pasaulis tai vadinasi. Į 7 dvasių, o ne spermos ant elektrodų reiškia. Tai vat, žiūrėkime į šį pasaulį, kokį iš esmės jį sukūrusi viena filosofija. Tai yra galimybės minus begalybės ir racionalumo. Tad koks pasaulis yra didesnis už šį pasaulį, suprantama, vienos sekundės pasaulį. Dirbtinis intelektas galintis išspręsti visas žmonių problemas. Vat kame yra vadinamas krikščionybės tobulumas. Arba kaip iš esmės APA ir darbas Danijoje ir virtualūs įvaizdžiai su interaktyviais spinduliais. Kokius jausmus tas dirbtinis intelektas nuo vieno drabužio galintis iš esmės sukurti, jeigu esmė iš tikrųjų yra ne šūdas, o iš tikrųjų pažinimas dvasinių dalykų, o ne juos prarytos dvasinius dalykus ir aiškintas autoritetas. Tai vat, yra tik tai tiek supratimo ekonomikos dalyko, dirbtinio intelekto žmogui ne monopolijos, kadangi yra 7 prezidentai. Va tokia subjektyvi Lietuva, o ne verstukas, skūras lupti žydam apgauti kitus žmonės ir 38 gamma virpesius neutralizuoti su 40 gamma supratimais, suprantant ir subjektyvų Dieve, ir objektyvų Dieve nėra filosofija. Tai iš esmės žmogus supranta, kad tai yra 4 tame hieroglifų pasauly. Tai iš tikrųjų gamtos ir žmogaus susijungimo ant trečio nemirtingumo pasaulio. Valpurgijos. Šitaip žmogus sukūrė subjektyvų žmonių pasaulį. O Dievo trikampis, sako, atsižadėję žydų, ateistų, satanistų. Tad Europos sąjunga ir tikrai Europa praranda žydus, ateistus ar satanistus tikėjimo žodžius, atėjusius iš stabų pasaulio, atnešusios barbarų demonus iš vikingų pasaulio,
Aš tokią knygą iš Danijos šiukšlynų nusipirkus, tų visų pardavinėjimų. Visokias senienas, reiškia, sudeginau savo krosnį. Nuo to laiko šitiek išgyvenau, Dieve, kad aš suprantu tą pasaulį iš tikrųjų, nuėjus žemyn į bedugnės. Tad toks iš tiesų, sakė Jėzus Kristus, jūs pažinsite tiesą ir tiesą padarys jūs laisvus. Ir tai iš esmės nedirbtinis intelektas supras tokį dalyką, kaip tarnaitė gali viešpatauti šeimininkiai. Dirbtinis intelektas, kuris kūrės Danijoje iš manęs, Danijos monarchijos šaknų, tarnaitė Betina ir Biol. Tai buvo gėda jai iš esmės, bet iš esmės aš ją kaip motina iki šiol mylėjau, gerbiau ir pradėjau jai lipti žemyn, kol dar turi sveiko proto. Nes pažinimo pasaulis nėra sovietiniai filmai, tragikomedijos, ateizmo, judaizmo, žmogžudysčių, galiausiai satanizmo. Tai tiesiog tas pasaulis parodė Airijoje ribą. Dešiniojo pusrutulio radikalai. Kur iš esmės žmonės vegetuoja politikoje, kartodami tos pačios politikos idėją, kurią nori viešpatauti, kol ateina supratimas, subjektyvus 7 prezidentai. Jie visi patys pasiskelbė. Vieni korupciškai, kiti teisėtai, vieni iškvailinti, kiti įtikinti. Tai o laisvė liberali. Už ką norit, už tą balsuokit. Savo psichiatriniai vieni, kurie pavarė 3,8 gamą, kitigi vėlgi 40 gamą, tikime tame dvasinį 7 pažinimo dvasių projektą, kaip pradėjo žmonės tokį Lietuvoje, kaip realybės baras. Tais laikais ta laisvė žmogui buvo. Vau, mes nebevergai sakyti apie mūsų šitas sienas ir jų, reiškia, tą telekomą varomą telefonais kontrolę. Pradėjom nebijot pasaulio pabaisų, kurie savo susikūrė tie žydų verslukai. Nustoja bijoti, reiškia, netgi po šituo Valpurgijos, reiškia, viešbučio уалу ir скалы принадлежит тоже Богу. Как 7 познаний небес, земли и человека.